Po keletos gyvų apsilankimų Kelmės savivaldybės komiteto posėdžiuose šiandien su bičiuliu teko pabūti ir pačiame Kelmės savivaldybės tarybos posėdyje. Kaip ir tikėjausi, o ir nenustebau, pasisakyti buvo leista tik tai po oficialaus posėdžio pabaigos. Taigi jums šiek tiek vaizdelio iš tiesioginės transliacijos. Tai turim dar vieną klausimą, čia kur minėjo meras, atėjo naudojamas žmogus, atpažinti žinias, tai Dainis Viktoro Lebedevas. Dar prieš tai galiu pasakyti, sekanti taryba bus gegužė 29 ir galim planuoti birželio mėnesį bus 18 dieną. 29, taip, o birželio 18 dieną. Prieš šventės bus jau ten. Prašom. Labą dieną dar. Prieš porą dienų buvau pateikęs sekretoriatui šitą lapą. Kai kas matau išeina, ar yra tokių, kurie nesusipažino su kreipimusi tarybai? Čia sėdžiu salėje, kurie nežino. Visiems buvo persiųsta. Visiems buvo persiųsta, bet ar visi spėjate susipažinti? Jeigu yra tokių, kurie nesusipažino, gal tiesiog pasakyti. Aš nespėjau. Nespėjai. Gerai, Tautvilas vienas nespėjo. Gerai, esmė tokia, čia man limitas 5 minutės, ne? Dabar jeigu galima, paleiskit, prašau, vaizdo medžiagą, kurią remiantis, aš paskui pakomentuosiu. Prašau atidžiai įsiklausyti tai, kas sakoma, tikiuosi garsas bus. Čia yra iš vieno tarybos posėdžio kalba. Ero. Kažkokios techninės dalykas? Dar jis turi pareigą. Vienas dalykas - išklausyti kiekvieną žmogų, bet dar kiekvienas žmogus dar turi ne vien tai būti išklausomas, bet dar jis turi ir pareigą. Ne kiekvienas tą pareigą prieš šalį, prieš žmonės ir atlieka sąžiningai ir jis yra atsidavęs tos pareigos vykdymui ir darbų atlikimui. Ir jeigu mes tik tais išklausysim ir neatliksim, neturėsim pareigos jausmą, nedirbsim, kaip visi, kiek leidžia mūsų jėgos, gebėjimai, tai rezultatą mes ir neturėsim. Tai tikiuosi, kad suprasim tą, kad mes, sakysim, yra galimybės, galima teikti ir pasiūlymus ir švietimo komitetam ir kitiem, ir tarybos nariai, turim kiekvienas galimybę veikti, atlikti tuos darbus, nuo mūsų aktyvumo daug kas priklauso. Mes galime sakyti, bet jeigu tas įsakymas nepasitvirtins darbais, rezultatų nebus. Tai va, aš tarybos posėdis laikų skaitau baigtų ir dar yra kur neįtraukti darbotvarkę klausimai po tarybos posėdžio, čia gali pabendrauti su šitais žmonėmis. Ačiū. Labą dieną visiems. Atsiprašau, žmogus nori kreiptis į visus susirinkusius ir kad būtų išklausytas. O va, šitoj vietoj transliacija ir nutrūko. Kas ir nenuostabu, nes aš vėliau apie tai irgi užsiminiau visiems ten. Nu, ne tiek, kad susirinkusiems, bet tie, kurie nepabėgo tą kartą iš salės. Tai vad, kas belieka, kai realizuojant savo teisės turi imtis ir pasinaudoti civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 dalimi. Nu, kas nežinot, pasigūglinkit. Taigi su bičiulio pagalba mūsų žygis tęsiasi ir jis buvo užfiksuotas, taigi jūsų dėmesiui tolimesnė vaizdelė. Labą dieną visiems. Atsiprašau, žmogus nori kreiptis į visus susirinkusius ir kad būtų išklausytas. Dėkui. Atsiprašau. Dabar turime svečią. Tai čia yra jo kreipimasis. Tai gal duosim jam žodį. Taip. Komiteto posėdis baigtas, yra 15 valandų 26 minutės. Prašau, suteikiant žodį svečiui. Šitų dalykų užtenka. Tiesa, aš priminsiu, kad
Visą laiką būna išjungiamas kameras ir kai tik tai žmonės ar aš pasisakau, niekada nebūna transliuojami ir aš kitaip neturiu kaip užfiksuoti, kad aš su jumis kalbėjau, kaip tik pasinaudoti Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 dalimi. Čia yra parašyta: prisiekiu gerbti vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą. Jūs visi tiesiog imperatyviai privalot šito laikytis. Sekanti ten skaidrė bus. Reiškia, kaip matot, meras kaip pasakė, jeigu jūs tik išklausysit ir tai skirsis žodžiai nuo darbų, jūs nieko nesiimsit. Čia dar Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas 12. 4 straipsnis 12. Žmogaus teisų ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo savivaldybės institucijų valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisų, laisvių, lygių galimybių. Kaip matot, pasakė meras, turi išklausyti ir taip toliau. Tiek to atžvilgių išeina su savivaldybė administracijos direktoriumi, tiek dabar paliko, tiek anksčiau išeidavo. Jums, gerbiamas, pasakysiu, šią posėdžio metu pasakėt, reikia lankytis šitose komitetuose. Praeitą kartą aš buvau pas jumis atėjus, net nesitikėt manęs išklausyti, nes paskaitėt, kad ne jūsų komiteto kompetencijoje tai yra. Aš ateinu kalbėtis, tiesiog su jumis kalbėti. Ir dabar pagrindinis, toliau skaidrė, jeigu galima permeskit. Lietuvos konstitucijos 5 straipsnis. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Padidinkit, sekantį. Jeigu kas nemato, dar kartą. Prieš jūs žmogus, teisinių santykių subjektą naudoja žmogus. Jūs tiesiog imperatyviai privalo tarnauti žmonėms ir jeigu ateinu aš ar kitas žmogus, tai jūs nesvarstote ten leisti ar neleisti. Jūs tiesiog imperatyviai privalote išklausyti žmogaus ir tik tai nusprendžiate, kada jums patogu, kada galima būtų susirinkti, pakalbėti kokiomis sąlygomis. Jokių atmetimų iš principo negali būti. Taip įstatymas reglamentuoja sekančią skaidrę. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymus straipsnių papildymas. Prisiekiu savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos institucijai. Jūs visi prisiekėt kaip tarybos nariai, nors čia dauguma jau išėjo. Tai ir vadovaukitės tą konstituciją, kurios 5 straipsnį matė. Dabar pasiūlymas, tą, kurį aš jau 16 dieną buvau pateikęs kiekvienam 3 komitetų pirmininkams, tame tarp ir jums, Parnarauskui čia išėjusiems, buvo pasiūlymas, kaip išvengti va šito viso nesusipratimo, kur jūs tiesiog nesuprantate, nes jūsų teisininkas turbūt... Atsiprašau, jūsų teisininkas atstovaujantis jūsų dabartinis tas, jis turbūt gal skaitė, bet užmiršo, kas šioje knygoje parašyta. Tai aš norėčiau ir žmonės norėtų, kad būtų organizuotas susitikimas su žmonėmis, kad jame dalyvautų jūsų dabartinis teisininkas, tai Artūras Baltrukas, komitetų tam tikri pirmininkai, galbūt aš raštiškai tada konkrečiai nurodysiu, ką mes norėtume matyti. Ir būtų gerai, kad jūs susitartumėt, kada vienu metu būtų galima skirti valandą laiko, priimti žmonėms, ar ten per tą gyventojų priėmimo valandą ar ką, kurioje mes bendromis pastangomis numatytumėm planą, veiklos planą, kurio pasiekmėje išnyktų visi tie nesusipratimai ir jums iš mūsų pusės būtų išaiškinta, ką jūs privalot, kaip sakau, imperatyviai įstatymo numatytą tvarką vykdyti ir iš jūsų pusės pageidavimai, sakykime, žmonėms būtų išklausyti ir bendrų susitarimų būtų prieitas toks planas, kad kai ateina žmonės su jumis kalbėti, jie būtų išklausyti, nepastumiami ir ką tokiu atveju daryti, kad nebūtų pažeidinėjimas tos žmogaus teisės. Kaip pažeidinimas žmogaus teisės? Aš pateiksiu būtent to susitikimo metu. Nenoriu daugiau atimti iš jūsų brangaus laiko. Dėl sakau, prašau, kadangi jūs tarnaujate žmonėms, įsiklausyti tai, ką aš jums pasakiau ir tinkamai sureaguoti. Tikiuosi, kad jūsų žodžiai tą mero lūpose nesiskirs nuo jūsų darbų. Labai tikiuosi. Dėkui, kad išklausėte. Galim klausimų? Ačiū. Jeigu turit kokių klausimų dabar ant smūgio? Turit? Aš gal turėsiu vieną. Prašau. Kodėl aš turiu susivaldyti? Jeigu žmogus turi teisę ateiti, kalbėti. Kiek žinau, meras niekada neatsisakė priimti. Ir kiek žinau, buvot pas merą apsilankė ir ne vienas. Ir tikrai buvo priėmęs jumis ir kalbėti, kad aš jumis ignoruoju, dar kažkas tai. Tas pats apie savo komitetą galiu pasakyti. Jūs nebuvot užsiregistravę. Jūs atnešėt man raštą ir viskas. Be to, jūsų raštai yra be atsakomybės, be parašų, kaip jūs čia sako, parašas be atsakomybės, o manim verčia priimti atsakomybę. Taip,
Aš tarnauju Lietuvos piliečiam ar Lietuvos žmonėms. Jūs savi piliečiam nesilaikot. Į šitos jūsų, kaip čia pasakyti, klausimus aš ir atsakysiu teisinę kalbą susitikimo metu. Tik sakau, prašau priimti mus kelis žmonės. Nes dabar čia įsivystytų didelė diskusija ir aš matau, kad jūs nepakankamai kompetentingas ir jūs nesuprasit mano atsakymą. Aš tada nesuprantu vieną dalyką, jeigu mes visi čia pakankamai nekompetentingi, kodėl jūs pas mus einat? Todėl, kad jūs pats pasakėt, reikia lankytis komitetuose ir tarybos Aš pasakiau Dainiui Vuškiui. Aš tokias pateisės, lygiai teisiškumo principas ir aš tokias pateisės turiu ir galiu lankytis čia. Tai jeigu aš dabar užduosiu klausimą, bet kuriam tarybos nariui jūs atstovausit jį? Aš nenusiteikęs su jumis čia diskutuoti ginčijimosi principų kažkokiu. Aš noriu paklausti, jūs sakote, kad ateisite jūs ir ateis dar keletą žmonių. Ar jūs esate organizacija, ar jūs esate pavieniai asmenys, turintys kažkokią problemą, kurią norite atnešti ir vis nepavyksta, ar ne, todėl norite susitikimą? Visų pirma, tai mes nesame asmenys. Aš čia kalbu teisinę kalbą ir kalbu apie teisinių santykių subjektus kaip žmonės. Taip mes esame pavieniai žmonės, vyrai, moteris, susijungia bendramintiškumo principų, bendraujantis gyvai vienas su kitu, palaikantis vienas kitą, aptarinėjantis problemas žmogaus teisų pažeidimo klausimais, ateinantis, kalbantis, kaip gerbiamas sakė, su meru, bet meras bent jau kabinete kartais prisipažįsta, į tam tikrus klausimus atsako, kad ten riboja, tai tas riboja, bet jie iš principo kaip ir sutiktų sąveikauti ir produktyviai sąveikaut su mumis. Tačiau buvęs teisininkas tikrai nekompetentingas buvo, nenoriu aš čia dabar pilti, Arūnas berods buvo, reiškia, Kasparavičius liktai, dėl ko jisai išėjo nieko. Ir aš tą pačią problemą dabar matau su naujuoju teisininku. Tai mes tiesiog nesame išgirsti dėl nesusikalbėjimo, nesusipratimo ir tam tikrų sąvokų traktavimo ne taip, kaip traktuojame įstatymę, o grinai improvizaciškai. Apie ką mes ir norim pakalbėti tiesiogiai su teisininku, dalyvaujant Teisėjas saugos komiteto pirmininkui, biudžeto komiteto pirmininkui, jeigu gali vicemeras, nes aš iš jo esu gavęs atsakymą elektroninių parašų pasirašyti, tame tarpe aptartumėm elektroninių parašų teisėtumą ir teisiškumą, legitimumą remiantis įstatymų. Yra daug klausimų, todėl aš prašau žmonių vardu skirti valandą laiko, aš atnešiu sąrašėlį, ką mes pageidautume matyti, kas galėtų išskirti tą valandą laiko ir mes nuo to pirmą žingsnį mažyti pradėtumėm konstruktyvų bendravimą su tolimesniu bendravimo plano sudarimu, kad nereikėtų čia nei jums žemintis, nei man žemintis, nei nervuotis, nei vienas į kitą žiūrėti kaip į priešus kažkokį arba į rakštį vienoje vietoje. Nu ir jūs tikriausiai pagalvojat, kad čia viskas? Ne viskas. Aš norėčiau jūsų paklausti jūsų nuomonės asmeniškai kaip žmogaus. Kokia yra jūsų nuomonė apie karą Ukrainoje, tai yra, kad Rusija užpuolė Ukrainą, ar Lietuva jūsų manymų pakankamai remia, Kelmė pakankamai remia? Gal galėtume tą temą kažką pasisakyti, kad galėtų susidaryti bendrą nuomonę apie jūsų požiūrį į šį procesą? Ta tema mes pakalbėti galim prie kakavos puoduko, asmeniškai, su tavim Tautvilai. Aš savo nuomonę Žiūrėkit, čia bus daug nesupratusių ir aš nenoriu kad man būtų užklijuota tam tikra etiketė. Šitą klausimą reikėtų išskaidyti kelias dalis ir aš konkrečiai atsakyčiau dalimis, bet taip apibendrintai aš apskritai prieš bet kokį karą ir prieš bet kokią prievartą, bet kur ir nuo bet ko. Galite įvardinti, kad Rusija užpuolė Ukrainą? Aš nesu kompetentingas atsakyti į tą klausimą. Pagal faktą, viskas aišku, aš dar nebaigiau atsakyti. Pagal faktą, Rusijos kariuomenė įžengė į Ukrainos vadinamą tą teritoriją. Kaip tai yra traktuojama tarptautinės teisės specialistų, aš palieku jų kompetencijai. Aš nesu būtent šioj srity kompetentingas. Taip, tai jau klausimų nėra, tai siūlau baigti. Ačiū, kad išklausėt. O pačiam Dainiui siūlau kreiptis į gal aukštesnės instancijas. Čia pasiūlymas šią atsakymą. Labai norėjau apie tai pakalbėti, kad visą laiką jūs dangstotės teismų sieną ir sakot, kreipkitės į teismą. Ne teisme siūloma visada surasti taikos sutartį. Aš atenu su taikiais pasiūlymais, taikiai susitarti. Dėkui už techninį palaikymą. Tai va, tarkim, kad čia buvo viskas. Tiems, kas įdomu, papasakosiu daugiau.
gyvo susitikimo metu, kurį planuoju, galimai gegužės 10 dieną po taip vadinamos, čia taip vadinamos pergalės dienos. Na ir postscriptum skyreliai norėčiau kreiptis tiesiogiai į tą karštakošį vyrioką užimantį tarybos nario vietą, pareigą, sakykime, Tautvilą Putvį. Tugi nežinai manęs, tugi nežinai mano praeities ir mano patirties ir kas pas mane toj praeities patirties kupriniai sudėta yra. O aš ir pats ne viską atsimenu, nes dažnai pamirštu, tiksliau neatsimenu, ko pamiršau, nes žmogaus psichika taip yra sutverta neatsimint baisių nepakeliamų dalykų. Taigi tavo tas provokacinis klausimas buvo, kaip daug kas pasakytų, aš jau užpipinsiu tą vietą. Ni v pizdu, ni v Krasnųjų armijų. Jeigu rusiškai nesupranti, tau kas nors išvers. Nelinkėčiau tau praeiti to, ko aš ar panašus į mane esam praėję, bet palinkėčiau tau supratimo tokio ir daugiau, bjaurus žodis, tolerancijos skirtingai nuomoniai negu tavoji. Nes tokia reakcija, kaip tu ten spryktelėjai, tau viskas aišku, kas tau aišku, apie situaciją tau aišku, apie mane kas nors aišku. Man pačiam apie save dar niekas neaišku, sakykime. Gal tik tai, kaip sakant, durni gyvenam, durni ir numirštam, gal tik po mirties bus aišku, kas ir kaip. Ir tau viskas aišku ir tas tavo toks gestas, tas paniekinantis toks, nepagarba pademonstruota, ne tik man, bet apskritai va taip. Gerai, kad nebuvo transliuojama tai viešai. Tai čia yra tokio 13-mečio, geriausiu atveju kokį nors neolikinio paauglio principų ir hatielkų išraiška. Taip suaugęs vyras, užimantis tokias pareigas, neturėtų elgtis. Tai vat, jeigu tu pats nesupranti savo poelgio, čia tavo kolega sakė, kad toks tavo charakterio bruožas ir jie pripratę visi prie to, aš tai pirmą sykį pamačiau, kaip tarybos nario pareigos užimantis taip sureaguoja. Tai jeigu tu nesupranti ir nesugebi valdytis, tai galbūt, kaip liaudis sako, yra teisingiausia tokiuose atvejuose protingai pratylėti. O į tavo klausimą, kaip sakiau, aš neatsisakau atsakyti. Aš jį galiu atsakyti, kaip ir susitikime sakiau, tet-a-tet su tavim, išskaidžius tą klausimą į keletą smulkesnių aspektų. Tiesiogiai iš tau galiu sakyti. Pat gal tau praeis noras klausinėti tokius klausimus. Tiesai, noriu padėkoti, kad nepaklausai, gal nespėjai paklausai, kieno Krymas. Nu, tiek tam kartui.